Močiutė ausdavo ir kai išvažiavo mano tėtis iš kaimo, tai tas stakles paėmė kunigas ir išsivežė į Telšių, man atrodo, kažkur tai, man atrodo, į šitą muziejų. O tai prieš tai, kurioje vietoje jūsų stovėjo staklės, kur jūsų yra? Mūsų kaimas toks Švendrių kaimas, Raudėnų. Tenai važiuojant nuo Šiaulių per Kuršėnus link Palangos, ten tarp miškų toks mūsų kaimas, nors mums jis yra šventa vieta. Tai ką ausdavo jūsų? Ausdavo daug ką, lovatėsės pagrinde, iš šilko ir medvilnės, iš medvilnės ir lino, rankšluosčius, viską ausdavo, netgi tokius buitinius, paklodės. Tai mano mama 13 gimimo, 1913, ne 2013. Taip, tai viską ausdavo, ko reikia šeimai. Taip, šeimai, netgi tokius išausdavo tėčiui, kelnėm, išveždavo kažkur biškiai vilnonį audeklą, tenai nežinau, kaip pašiaušdavo ar suveldavo, ten kailinių apačioj kailis, o viršuj šitą medžiagą. Paklodės, rankšluosčius, tai aš tebeturiu viską. Viską, tai kiek to visko? Laikau kaip atminimą mamos, nors sesės neturiu, o 3 broliai, tai vyrai yra vyrai. Tai va. O tai kokios, kuo išskirtinis jūsų akimis mamos tas audimas buvo? Pagrinde buvo linas su medvilne, paskui jis išbąla, linas labai gražiai. Paklodavo ant saulės ir išbaldavo. Arba bedėvint, tiesiog pasidaro toks minkštas audinys iš lino, bet ji pati ir verpdavo. O tai linus gal patys raugindavo? Tai mūsų krašte Žemaitijoje linus labai augindavo. Mes eidavom vaikai dar pradžios mokykloje rauti linų. Jo. Bet eidavot kažkam padėti kaimynystėje? Ne. Būdavo, ten pas mus nebuvo kolūkis, buvo miškų ūkis, bet turėjo plotus ir mes vaikai maži, aš neprisimenu, gal kokią 3-4 klasę, eidavom rauti linų. O vilnos augindavo? O tai turėjo avis. Jūsų šeima turėjo avis? Kiek avių? Neleisdavo laikyti tais laikais avių. Netgi paslapčiom tvarte kažkur ar 5 ar 6 avys. Ir ta vilna irgi būdavo tam namų poreikiui, ar ne? Taip. Tai mama kirdavo, aš laikydavau avį. Tai čia yra prisiminimai. O tai austi mama jūs, žodžiu, pamokydavo kažkiek, jūs perėmėt to pojūčio, kaip tas audimas vyksta? Tai mama vaikus leido mokintis, kad nebūtų vargo vaikai. Jau mano ir broliai, ir aš esam baigę, mano broliai yra mokslų daktarai ir mano sūnus taip pat mokslų daktarai. Vienas mediciną baigęs, o kitas čia universitete dėsto. O tai jūs kaip išeinat, bijo nuo tų staklių, kad tik jūs nepriliptumėt? Nebijo, bet kai išvažiavom, tai ir išvažiavom. O mamos, sakot, saugot atminimą, turit audinius išlikusius, ką jaučiat, kai juos pasižiūrit, o gal naudojat kasdien? Nenaudoju. Naudoju tik tai staltiesę, baltą, su baltu šilku ir užklojus ant televizoriaus servetėlę. Tai kai kas paklausė, o kam tu užklojus? Aš sakau, kad aš pasižiūriu ir matau mamos rankas. Siūlą prie siūlo, tiek ausdavo žiemą pagrindę, o
Vasarą tai augino vaikus, daržus, gyvulius. Ką paslėpčia nuo tos valdžios, o ką leisdavo, tai buvo ganykla. Tai va, Tai vasarą man net augino. ašara nubėgo. Ačiū Jums už tokius jautrius gražius prisiminimus. Tai kai buvo mamos 100-metis paminėjimas, mano mama tai mirė anksti, mirė 59, susirgusi vėžiu. Tai buvo 100-metis, va 2013 metais, mes taip gražiai susirinkę brolių sode. Turiu brolius dvynukus, bet yra 41 metų. Tai anūkam visiems padariau iš mano mamos austus tokias staltiesėlės ir kiekvienam anūkui ir anūkiai padovanojau, kad prisimintų. Pas mus vadindavo babytė. Babytė Anastazija. Kur dar esat panaudojus, arba turit kokią mintį, dar visą tą palikimą, ką toliau su juo darysit, su tuo tekstiliniu mamos Nieko, palikimu? absoliučiai, net negalvojau. Kaip sako, turiu daug prisiminimų, daug visko, bet viską laikausi savo. Ir pirmąjį, kam papasakojau, nepažįstamam žmogui, užplūdo tokios emocijos, pamačiau, kad mergaitė audė ir jūs dar pagyrėt, kaip gražiai sekasi. O jūsų vardas? Buvau pakrikštyta Zita Marija. Zita Marija. O ką reiškia buvau pakrikštyta, taip Bet tebesat? vadino visą laiką vienu vardu. Kuriuo? Mamai buvau Zitelė. Zitelė, kaip gražu. Tai labai miela Zita, kad jūs pabuvot. Mano vardas Milda yra, jeigu ką, žinokit, su kuo bendravot. Broliai, sako, tausdavo jūsų labiau negu jūs. Tai Kadangi būdavo, kiek aš atsimenu, kiekvieną žiemą mama ausdavo, kiekvieną žiemą. Bet mes išvažiavom tai iš kaimo, tiesiai iš mokyklos į studijas ir paskui nebegrįžom, nes mama mirė. Tėtį čia atsivežė. Stakles kunigas, kaip sakėt, perėmė į muziejų, ar ne? Nes tėtis jau buvo 84 metų ir nebegalėjo būti vienas. Nu, tai kai pradėjo, tai ir vytuvai, ir mestuvai, tai tik vieną ratelį atsivežė čia. O naudojat? Ne. Taip irgi Sode gražiai sudėti tėčio įrankiai, kadangi tėtis buvo stalius meistras, tai ir statydavo, ir ką vadindavo žemaičiai, staliarką darydavo, langai, durys, nu tai va. O tai tos staklės buvo gal tėčio ir padarytos? Ne, buvo močiutės, mamos. O tai tas kunigas, kur perėmė, jisai tik ir turėjo tą tikslą į muziejų būtent nukreipti? Ar jisai irgi kažkokią audimo ambiciją turėjo? Mes nebendravom. Tėtis atidavė. Aš manau, kad jis sakė, kad tenai rado kažkokį tai prikaltą lentelę, kad tos staklės labai senos. Ar 1800 kažkelintais metais močiutės stakles, bet ne tėtis darė. O tą ratelį? O tą ratelį irgi mama turi iš savo mamos, iš mano babytės. Perimti įrankiai buvo, žodžiu, iš močiutės. Atsimenu, tokie mestuvai į lubas įrėmė ir kad dėti ant to polo, tai reikia padaryti metimą visą. Tai tas visas mano audimas va čia mažai čiupinėtas, kaip pakojos, aš jau užmiršau. Pakojos, taip, nu čia va yra atitikmuo. Ir buvo taip nugludintos, kad blizgėjo kaip nelakuotos. Jo, nes tai, o iš kur babytė gavo tas stakles, jau mes tada net nesidomėjom 18-mečiai. Ir man jau tuoj 90 baigė. Sėkmės ir jums. Ir gražių kalėdų.